veiklą. Aš esu bendrovės prezidentė, čia rinkodaros prezidentė ir finansų. Mokinių mokomoji moksleivių bendrovė valdyba. Mūsų mokytoja Visauskienė ir konsultantė Valada Česnerienė. Mūsų bendrovės tikslai ir uždaviniai. Mes norime išmokti pritaikyti teorinės ekonomikos žinias praktikoje, mokytis dirbti komandoje ir draugės siekti užsibrėžto tikslo bendrovės klestėjimui. Ugdyti asmeninę atsakomybę. Išmokti tvarkyti dokumentus, kurie būtini verslo pradžiamokslui. Išmokti planuoti. Išsiugdyti verslininko savybių. Išmokti motyvuoti vienas kitą dėl užsibrėžtų tikslų. Štai mūsų valdymo schema ir mūsų visa komanda. Mūsų darni komanda. Žodį perduosiu mūsų. Sveiki, dar kartą laba diena. Aš esu Liutauras ir atstovauju mūsų MBB Baltiją kaip rinkodaros specialistas. Ir šiek tiek pakomentuosiu mūsų puikią bendrovę. Nuotraukai gal nelabai gražiai išėjau, bet... Mūsų bendrovės produktai tai rašikliai su bendrovės logotipu. Atsiprašau, geras iškimo. Bendrovės logotipu ir padrąsinančiu užrašu. Užrašas tai būtų toks: Monjūra iki kelių. Šis užrašas labai tinka prieš egzaminą, prieš tiesiog kokį nors įvykį, kuriame reiks tau pasireikšti, ką nors pasiekti. Man jūra iki kelių, kaip cenzuruotai galima save padrąsinti. Štai galima visokių formų išgauti iš parkerių. Kai niekas veikta, aišku, ir iš nervų visokių. Vietoj to, kad paišyti sąsienį. Antri, dabar taip. Kalbėsime apie mūsų vieną idėją, tai drugeliai. Bet tai ne šiaip drugeliai, mes juos panaudojame, kaip antrą kartą, juos darome iš žurnalų, kad antrą kartą popierių prikeltume gyvenimui. Ir jie labai tinka visokiausiam šventėm. Būna, kad mes drugelius dar prie jų prikliuojam gumytes ir juos galime naudoti kaip papuošalus ant rankų. Dabar praėjo Velykos ir ant kiaušinių vaikam buvo labai gražiai. Gavom atsiliepimų kelis. Atsiprašau labai. Na, viskas tvarkoja, iš tikrųjų, kaip sakoma, žinote, ne visada tenka pristatyti, todėl mes turime suprasti, ir tai, ko gero, yra vienas iš mūsų taip pat išmokstamų būdų ir tai yra gebėjimas. Todėl mes, kaip ir sakė Gytis, mes negalime juoktis nei iš idėjų, nei iš prezentacijų, mes to mokomės visada. Labai ačiū už padrąsinimą. Pavyzdžiui, drugelius mes panaudojame kaip serviruoti stalus, papuošti kokiam šventėm. Drugeliai simbolizuoja šiltus orus. Žiemoje labai mums padėjo, nes žiūrėjau tos drugelius ir įsivaizdavom vasarą. Prieš 2 dienas einu į sodą ir žiūriu, skraido drugeliai ir prisiminiau mūsų bendrovės produkciją. Galvoju, kodėlgi mūsiškiai nepradeda skraidyti. Štai va, buvo vaikam irgi dovanojam drugelius ant šokoladinių kiaušinių. Žinot, kaip vaikai šokoladinius kiaušinius mėgsta, tai drugeliai, papuošimai labai gražiai atrodo ir skaniai, žinoma. Drugelį aš nevalgom. 3 drugelius grupuotė. Vietoj silkės, kas nevalgo žuvies, tai kiaušinių šokoladinių buvo galima padėti tokios pailgos lėkštės. Mūsų mokykloje vyko keletas mugių. Jose aš dalyvavo mūsų prezidentė ir visa MBB komanda. Tai buvo kaziuko mugė, mokyklos blusų turgus ir Velykinė mokyklos mugė, kuriam pardavinėjome savo produkciją ir dar, kaip pasakyti, kas norėjo, tas ar galėjo prisidėti. Ir visokius vaflius pardavinėjau dar. Štai mūsų
mugė. Drugelis man už galvos. Irgi šilta buvo. Čia parkeriai, drugeliai. Piešiniai jau mūsų draugų buvo. Leiskite. Štai dar rankoje laikau apdovanojimą. Gavome per... Kaip? Suglenerė yra mugėje. Dalyvavo. Buvo studentė verslininkų mugė. Pristatinėjom ir gavome apdovanojimą už geriausią prisistatymą. Buvo tikrai malonu. Štai mūsų pardavimėje drugeliai. Yra visokių ir mėlynų, ir baltų, žiūrint kokie puslapiai. Bet šiaip stengiamės parinkti tokius gražesnius puslapius, nes būna visokių reklamų, pasbadiskų visokių, tai nelabai smagu turėtų turbūt tokius drugelius. Tai tiek, ačiū jūsų dėmesį. Turite mikrofoną, nepadėkite vis tik. Galbūt bus klausimų iš salės, jeigu ne, aš vis tiek turėsiu klausimų. Norėtų kas nors paklausti. Jaunų žmonių, kurie... Prašau. Koks pelningumas jūsų veiklos? Pelningumas, nu, kaip galim sakyti, uždirbam. Mes dar nesam užsidarę, taip kad tikslios ataskaitos pateikti negalim. Atsidarėm sausio 15, bet planuojam gegužės 30 užsidaryti. Žodžiu, uždirba, sakė. Tai reiškia jau ir taip pardavimai. Esam patenkinti. Mums svarbu, kad mes nepasištikime, mums svarbu yra pati praktika, kad mes žinotume, kaip tas verslas, ar jisai yra sunkus įkurti, jį sunku išlaikyti, ar apsimoka, ar ir taip ieškame naujų idėjų, naujų galimybių. Šiaip mugė puikus pavyzdys. Klausimų. O tušinukai iš kur? Tušinukus mes užsakėm iš... Ne mūsų, ta prasme, ekografą. Mes iš ten užsakėm tušinukus. Užrašą patys užsakėm irgi. Tušinukai yra labai patraukus. Iš tikrųjų, mūsų mokykloje tai labai daug išgraibstė. Visi turi, praktiškai visi turi tos tušinukus. Mokytojai irgi išpirko ten po vieną, po du. Ir kas po 10 baldų pirkė, aišku, bet čia jau egzaminam, kurie mokytojai ruošia savo vaikus. Irgi su padrašinančiu užrašu. Tie tušinukai yra 2 rūšių. Mes pirkom 2 rūšių tušinukus, taupesniem. Ir tiem, kurie labiau mėgsta pramogą. Jie tokie komfortiški yra ir patvaresni. Tie patvaresni tušinukai kainuoja 3 litus, o tie pigesni, bet irgi su to padrasinančiu užrašu dalykus. Dar klausimų būtų? Prašau. Baigė mokyklą, kursite rimtą verslą. Atsiprašau, ką? Baigė mokyklą, kursite rimtą verslą. Šiaip manome. Aišku, dabar čia yra smulkusis verslas, mus vis tiek remia, tik litų, tai nieko daug padaryti negali, bet žadam. Matom, vis tiek, gal aš nežinau, gal ir išliksim visi komandai, gal ir išsibarstysim, žinau, dabar vis tiek krizė, tėvai išvažiuoja užsienius, tai visko gali būti. Bet aš manau, kad aš tai, aš kaip pats savo žmogus, tai aš tikrai žadu, aš į tą linkmę linkiuosi. Mano sritis tai maždaug yra vadyba. Aš noriu būti vadovas, direktorius. Aš stengsiuosi, aišku. Nežinau, kaip tas vykimas ką man iškrės, bet aš į tą linkmę į vadovą direktorius. Atsiprašau? Nenorėčiau aš ten valdyti didžiausias kaip Donaldas Trumpas, kokios nors įmonės, bet aš manau, kad norėčiau tiesiog turėti savo verslą, savo jaukų židinį, kaip sakant. Norėčiau būti pats savo vadovas. Aš dar savo tokios kaip tikslios, kaip tiesiog tiesaus kelio, savo tikslios idėjos nesu nusistatęs, bet aš manau laiko einant. Tai susifokusuos, kaip sakant. Taip, susifokusuos, kaip ta 20 megapikselių kamera, kurios mes nežinome.
Aš dar norėčiau paklausti, jūs kaip komanda pradėjote ir apsistojate ties šitą idėją, ar ne, MMB, tačiau nebejotinai, ko gero, buvo ir kitų idėjų. Ar buvo taip pradiniam laikotarpiai? Buvo, visokių buvo. Galvojom iš bulvių gal nors daryti. Ir kodėl jūs atsisakėte tų kitų idėjų? Tarkim, kurios buvo, galbūt, iš bulvių, ką jūs ten galvojate daryti? Iš bulvių, sakius, galvojom špageliukus daryti, pjaustyti, bet tiesiog pagalvojom, kad dabar yra artėja tas, dabar buvo žiema, tuo metu, kai mes savo tą mintį suformulavom. Ir kad drugeliai jie tiesiog šiltus jausmus suteikia namuose, pavyzdžiui, prie užuolaidos, tokios prie lampos vila prisikabina, visokių minčių galima susigalvoti. Ir, pavyzdžiui, sėdi namuose šalta, iš lauko parės pažiūrėta drugelį, tiesiog vasarą šviečia. Dar Velykom buvom sugalvoję, buvo pavyzdžių, Velykom buvom sugalvoję, kad bus labai vaikam aktualu ir taip. Ir tie drugeliai ant kiaušinių, bet, pavyzdžiui, tikrai daug atsiliepimų šiandien dar einant. Vienas žmogus mums tiko, labai padėkojo, sakė, labai smagus drugeliai, sakė, tiesiog sakė, labai patiko visai šeimai, sako, džiaugiasi. Žodžiu, smagu, kad jūsų produkcija džiugina, ne tik leidžia jums, kaip galite, uždirbti. Padėkokime pristatymui, ir po to mes kalbėsime čia.